Labas, pleneras yra tapyba gamtoje ir tapybai gamtoje reikia pasiruošti, ar ne? Tai aš trumpai papasakosiu, kaip tai daryti. Ir štai aš rankose laikau du etiudnikus, to pačio tipo, tik tai vienas yra didesnis ir sunkesnis. Aš jį palieku, nes judant ir ieškant motyvo reikia jaustis lengvai ir patogiai. Šis dydis yra optimalus tuom, kad netgi skrendant į užsienį, jūs galite imti kaip rankinį bagažą, o viduj telpa viskas, ko reikia tapybos sesijai. Ir teptukai, ir dažai. Ir kas svarbiausia, yra labai lengva judėti. Jis nesunkus. Na štai plenero sesijai aš jau esu pasiruošus, etiudnikas lygiai taip pat. Mes jį atidarom, užsiveržiam. Ir jeigu aš nusprendžiu, kad norėsiu tapyti ant mažesnio formato drobių, ką aš tikrai labai rekomenduoju plenerams turėti mažesnio formato ir geriau padaryti daugiau etiudų, negu vieną didelį ir nebaigti, ar ne? Ir žiūrėkit, kaip puikiai ant specialaus laikiklio užsistato maža drobelė ir galima puikiai dirbti tobulam aukštyje. Jeigu vis dėlto nusprendėte turėti didesnę drobę, štai čia yra specialūs tokios duobelės, irgi įsistato didesnę drobę, kiti laikikliai pritvirtina ir apsaugo nuo vėjo, jeigu jisai yra. Na štai, o žiūrėkit, o viduje mes turime paletę ir puikiai į skyrių susideda dažai, kurių jums reikia, kuriuos esat pasirinkę tapybos sesijai. Teptukai, dažai, paletė ir jūs esat pasiruošę tapyti. Baigus tapybos sesiją labai patogu, kad šią paletę galima įdėti į vidų ir uždaryti etiudniką ir dažai nelaksto po visą dėžutę. Netgi galima viduje laikyti nutapytą darbą, ypač jeigu jis ant kartonėlio ar popieriaus. Na štai, ir jūs esat jau pasiruošę tapybos sesijai ir iki kito karto.